Sveiki, istorijos mylėtojai. Aš Ernestas Kuskailis pristatau Jums laidą Istorinės atminties archeologija. Laidoje matysite išskirtinę ir niekur nepublikuotą, kartais šiurpią tyrimų medžiagą. Susipažinsime su archeologų darbu, aplankysime laisvės kovų vietas ir išgirsime ekspertų, tyrėjų ar įvykių liudininkų pasakojimus. Stengsimės atskleisti neįmintas laisvės kovų paslaptis, kartu su jumis leisimės į naujas paieškas ir bandysime surasti dar nežinomas laisvės kovų vietas. Šioje laidoje matysime. Sakoma, kad viltis miršta paskutinė. O gali nemiršta niekada, jei nėra leidžiama į numirti. 2022 metais buvo tęsiami archeologiniai tyrimai Leipalingėje, siekiant surasti daugiau laisvės kovotojų palaikų. Vienas iš tikslų visada buvo rasti ir partizanų pietų srities vado pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikus. Iki tol buvo daug nesėkmingų bandymų, nuo pat 1991 metų. Atnaujinus tyrimus vėl sužibo maža vilties kibirkštėlė. Pietinėje buvusios Tribyno dalyje po medžio šaknimis buvo aptikti palaikai, šalia kurių jau kitos sklypo ribose buvo dar vieni apardyti palaikai. Tuo metu buvau mokslinėje konferencijoje Tartu, kai vakarienės metu netikėtai suskambus telefonu išgirdau Agnės Zalanskaitės, 2 filmų apie Juozą Vitkų režisierės balsą. Kad ko gero radome vado palaikus. Širdis suspurdėjo kaip pašėlusi. Nejaugi. Uh, 2018 metais, kada buvo identifikuoti Dainavos apygardos vado Adolfo Ramanausko Vanago palaikai, kartu su Ernestu Kuskailiu, Lietuvos kariuomenės viršila, pabendravus kilo mintis, ar negalėtume pabandyti surasti pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikų. Kadangi atsirado tokia galimybė, identifikavimo galimybė, palaikų identifikavimo galimybė, tai pamėginom. Nuo ko pradėti? Aišku, pirmiausia, reikia aktualizuoti problemą ir nuspręsta vis tik surengti konferenciją, pasikviesti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro darbuotojus, atstovus. Dalyvavo Auksė Užsienė, kariuomenės komunikacijos skyriaus atstovė. Na ir be abejo, viso to renginio programoje nuspręsta aplankyti buvusią būstinę, dėl to, kad 1991-aisiais buvo toje būstinėje, jos ribose surasti 7 palaikai, kitoje kelio pusėje dar 24 palaikai. Todėl, priežastis ir pasiekmės atrodė labai aiškią konkrečią vietą, kurioje dar vertėtų ieškoti, nes 91 metais vis tik tai mums nepavyko rasti pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikų. 2019 metais, birželio mėnesį, vyko reekshumuacija tų 34 palaikų Leipalingio kapinėse palaidotų, o paskui vyko artimųjų paieška ir buvo pradėta kaupti Lietuvos partizanų artimųjų duomenų bazė, DNR duomenų bazė. Žodžiu, viskas judėjo į priekį ir galiausiai 22 metais nuspręsta jau atlikti konkrečius tyrimus ir buvo atliekami tam tikri archeologiniai darbai ir jie buvo sėkmingi. Ten buvo surasti dar 2 kovotojų palaikai. Tai Kazimiero Vaikšnoro Laimyno ir Petro Bankitos Kanapino palaikai. Na ir tų pačių metų spalio 20 diena ant rytojaus kaip tik pasisekė, nes aptikti buvo ir pulkininko Juozo Vitkaus Kazimieraičio palaikai. Malonu susitikti ir vėl. Ir tokioje garbingoje vietoje, Antakalnio kapinėse,
generolų kalnelėje, kur ilsisi pietų srities partizanų vado palaikai. Buvo surasti palaikai 2022 metais, spalio pabaigoje. Iki to atradimo buvo nueitas visai netrumpas kelias. Tikrintos versijos, ieškota algoritmo, kaip tie palaikai slepiami, kur jų ieškoti. Tai kas atvedė iki vado palaikų? Pirmiausiai, reikia pasakyti, kad visa vadinkime, paieškos procedūra truko jau tęsiasi 2 metus, nuo 21 metų ir buvo tikrintos 2 versijos. Tai yra viena vakarinė miestelio dalis, antra versija yra Strybyno kiemas ir jo aplinka. Pirmu atveju mes 21 metais neaptikome jokių požymių, kur ieškoti vakarinėje miestelio dalyje, tad visą dėmesį sutelkėme į Strybyno kiemą, tai yra ir jo pakraščius. 21 metais buvo rasti vieni palaikai ir 5 metrų atstumu 22 metais buvo rasti dar 2 palaikai. Tapo aišku, kad stribai ir nusikaltėliai slėpdami savo aukų kūnus vadovausi tam tikrą logiką. Užkasinėjo kas 5 metrus, ne Strybyno kieme, o už jo ribos iš karto. Vadinasi, mes jau turėjome raktą. Turėjome informaciją, kur mums reikia ieškoti ir kitų. 22 metų spalio 19 dieną, 20 dieną buvo atrasti, kaip minėjau, 2 palaikai ir mūsų dalis, grupės dalis jau pradėjo pietinę dalies patikrą Strybyno kiemo ir belikę mums tikrinome, ieškojom duobių paprastais metodais, ieškojom perkastų vietų, kad identifikuoti duobes ir tada jas tikrinti. Tai buvo numatyta toks planas. 21 dieną jau mes buvom priartėję prie pietinės sklypo ribos, kasiniais pastebėjome perkasimus, tai yra duobių, ne kontūrus, bet jau matėm, kad tai yra suardytas sluoksnis, tai vadinasi, ten jau galėjo būti ir palaikų. Ir atsitiko toks dalykas, kad iš kaiminio sklypo priėjo žmogus ir paklausęs, ko mes ieškome, mums atsakė, jisai pasakė, kad sako, ne čia ieškot, va čia už tvoros. Ir konkrečiai parodė medį, didžiulį medį užaugusi ir sako, va po šituo medžiu, šalia jo, va 19 metais aš prikasiau palaikus, buvo atkasti, kai buvo kasama tranšėja. Mūsų kasinėjai nuo tos vietos buvo panašiai per 70 cm. Mums beliko tik tais patikrinti versiją ir kasiniu mes pradėjome skverbtis į kaimyninį sklypą, po tvorą ir prasikasę apie 30 cm, mes aptikome rankos kaulą. Vieta buvo taip, kad matytųsi iš Strybyno daboklės langelio, vadinasi, buvo viskas aišku, kas čia yra užkastas. Tai tas Strybyno langelis ir buvo kryptis paieškos? Taip, mes darydami paiešką, tai mes užsibrėžėme tam tikrą kampą ir matėm, kad mums 6-7 metrai mums reikia patikrinti ruožą ir kad ten turėtų būti. Tik tiek, kad mes nesiorientavome, ar ten bus šiapus tvoros, ar tvora pasikeitusi per kiek metų, ar už tvoros. Tai tikrinome nuo pat pradžios ir, kaip sakant, nuosekliai ėjome, artėjome link tikslo. 91 metais, atsimenu, mes tą pačią kryptim mėginome ieškoti. Galimai net tas pats liudininkas mums nurodė kryptį. Tačiau mes per arti pastatą tuo metu kasėm ir nieko neradom. Tai aišku, buvo didelis nusivylimas. Bet kai dabar pagalvoju, gal ir gerai, kad tuo metu neradom, nes dar nebuvo tokių galimybių ištirti palaikus, kokios yra dabar. Bet kokie požymiai leido spėti, dar net netlikus DNR testų, kad surastas yra būtent vado kapas? Kai atidengėm kapą, tai yra palaikus, pirmiausia labai ir apsidžiaugėm ir nuliūdome, nes dalies palaikų trūko, kai kurių kaulų. Išiminėjant, atidengiant radome rožančiaus, kaip sakant, sutrūkinėjusio rožančiaus dalis. Prisiminiau, kad
kažkur buvo rašyta, kad pulkininkas Kazimieraitis buvo labai religingas. Antra. Aptikome peiliuką, aptikome durklo, makštis, supratome, neeilinis, kiek buvom radę, neeiliniai radiniai, kaip sakant, asmeniai daiktai prie šito palaikų. Galiausiai radome šukas. Šukas radom kaulinę šukas, ilgai su kažkokia monograma, kurią mes per kažkur 8 valandas mūsų kolegos iššifravo ir tada jau neliko nieko. Kaip sakant, jokių abejonių nekilo, nes monograma buvo Juozas Vitkus. Dar kas. Kai iškėlėm palaikus, pastebėjome, kad duobė buvo kasta 2 kartus. Tai yra vieną kartą iškasta. Ir paskui dėl kažkokios priežasties tos duobės dugnas dar buvo pagilintas per 10-15 cm labai nedideliam ruože. Galvom, kam to reikėjo daryti. Ir tada prisiminėm vėlgi tą istoriją, kad Kazimieraičio palaikai buvo atkasti po kelių dienų atpažinimui ir vėl užkasti tą pačią vietą. Vadinasi, tas, kas iškasinėjo palaikus ir paskui vėl užkasinėjo, jis netyčia, kaip sakant, dar pagilino šiek tiek duobę. Pagilino duobę nežymiai ir užkasė palaikus. Tai vadinasi, viskas sutapo. 5 faktai sutapo, tai mums nekilo abejonių, kieno čia palaikai gali būti. Buvo didelis džiaugsmas ne tik mums, bet ir giminėm, kurie jau turbūt buvo net praradę viltį. Na, po viso to, po to, kai buvo jau, kaip sakant, DNR metodais nustatyta, tai labai giminės taip ir pasakė, sako, mes jau daug metų nesitikėjome. Šią istoriją turbūt man labiausiai gaila to Kazimieraičio sūnaus Vito Vitkaus, kuriam 91 metais 4 metrų, 5 metrų trūko surasti. Po trumpos pertraukėlės matysite. Tai labai dėkingas jums iš tiesų, kad atvežėte tuos daiktus, su kuriais Juozas Vitkus Kazimieraitis žuvo ir tiesiog jo kišenėse jie buvo surasti. Sveiki, malonu, kad atvykote į laidą. Man didelė garbė jūs pakalbinti šitoj laidoj. Prisiminkime 2022 metus, spalio mėnuo buvo, spalio pabaiga, kai sužinojote turbūt jums patiems netikėtą žinią. Tai man sužinojom jums, kaip Agnė Žalenskaitė pranešė irgi, kad jau atrasti. Tikimasi, kad gali būti tėvelio palaikai. Buvo staigmena mums tiesiog, nes pradėjom tai ieškoti 91 metais. Paskiau jūs prisijungėte prie tų ieškojimų. Jie nutrūko, 18 metais vėl atnaujinot. Paskiau jau 22 metais istorikas, archeologas Linas Kvizikevičius, daktaras turbūt, daktaras Linas Kvizikevičius pasakyti, istorikas, tai jie jau rado, kaip sako, liudytojų, kurie ir nustatė kampą, kaip ieškoti, kur pagal liudytojų parodymus. Ir tada jau jiem pavyko su pagalba iš druskininkų, tiesa, ir jūs daug kartų ieškojote lietui lyjant šlapi, bet aukojotės dėl mano tėvelio paieškų. Tiesą sakant, man ir pačiam buvo ir netikėta. Ir ko gero, aš išgyvenau lygiai tą patį, ką ir jūs.
kai jau buvo prielaida, kad radom vadą, bet dar DNR testas nebuvo patvirtintas. Ir va tas laikotarpis laukimo, taip ar ne, toks neramus buvo šiek tiek. Taip, aišku, tai va, nes pirmiau, kai irgi pradžioje 42 palaikus atkasi ir jie buvo perlaidoti, bet paskui vėl ieškoti, DNR pradėjo tikrinti, bet palaikų nebuvo. Ir jūs 18 metais ieškojote, bet irgi nepavyko rasti. O paskiau jau 21 metais Linui Kvizikevičiui vadovaujant, reiškia 22 metais pavyko tikrai užtikti tą vietą. Tas iš tikrųjų mums sukėlė daug džiaugsmo, nes ir aš asmeniškai prisipažinsiu, nedaug turėjau vilčių, kad galim surasti. Tai šitiek metų praėjo, tikrai buvo tos viltis menkos, nes ieškojome, o vis neradome. O čia dabar pavyko su jūsų pagalba, labai esame jums ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie to didelio darbo. Šitiek reikėjo dirbti, reikėjo nustatyti, reikėjo atkasti, reikėjo surasti, reikėjo patikrinti DNR. Visiems labai ačiū. Na ir po to įvyko jau valstybinės laidotuvės. Tai aš pamenu, kad buvo ne tiek gedulo, kaip įprastai laidotuvėse būna, bet buvo daugiau džiaugsmo, kad štai galiausiai atgula į ramybės vietą. Taip, tikra tiesa jau, kad surado mums tėvelį, kad mes jau turėsim savo vietą. Nu ir apgailėtina, kad daug žmonių dar tikisi surasti, bet sunku, kaip sako, surasti tos palaikus, nes nėra tikrų žinių, o viskas slėpiama buvo. Tai labai ačiū. Tai labai dėkingas jums iš tiesų, kad atvežėte tuos daiktus, su kuriais Juozas Vitkus Kazimieraitis žuvo ir tiesiog jo kišenėse jie buvo surasti. Tai kai kurie man tai iš tikrųjų padarė labai didelį įspūdį, bet kiti tai yra įprasti daiktai, kurie kario kišenį pasitaiko. Pavyzdžiui, peiliukas, išlikęs taip prastai, bet kokios gražios kaulinės kriaunos. Tai peiliuką galima rasti kiekvieno partizano kišenėje praktiškai. Bet va jo religingumą, kas iš tikrųjų labai gerai iliustruoja. Ir tiesą sakant, ne pas vieną partizaną surandami tie radiniai būna, tai Ražančius. Tai tėvelis buvo labai religingas žmogus, visi liudijo. Taip, ir tą mes atsiminimuose skaitom ir Tigras tą labai pamini daug kartų, kad jisai ir melsdavosi ir dar kitus išmokęs yra melstis. Tai toks patriotinis, tai šitas man labai gražus buvo. Tas toks nebaigtas dirbinys, kur braižyta lyg vytis, tokia, bet ne tarpukario vytis, o ta tokia viduramžių senesnė vytis. Tai kokią tai dovaną gavo. Mes vaikai tai jų šitų pas tėvelį nesam pastebėję, todėl kad mažai su juo matėmės. Pavyzdžiui, jauniausias brolis tai jau visai neatsimena, jis nematė, jo kūdikis tik buvo. Aš jau buvau vyresnis, bet aš irgi buvau, kai šeima didelė kitur gyvenau, buvau globojamas. Tai, o šitų daiktų mes pas tėvelį vaikai nepastebėjom, nebent vyriausias brolis, kurio jau nebėra gyvenime. Čia galiau partizanavimo metu buvo tie dirbinukai tokie padaryti. Matyt, jau čia draugų. Bet vis tiek, iliustruoja patriotiškumą tokį ir labai aiškias nuostatas. Ir labai gražios šukos. Iš pradžių gal net ir neina suprasti, kokia čia ta monograma yra, bet geriau įsižiūrėjus, tai jau galima pamatyti, kad tai yra dvi raidės – J ir V. Taip, tikrai. Tai jau labai aiškiai priklausomybė konkrečiam asmeniui. Bet kokio grožio šukos. Aš dabar tikrai nerizikuosiu jų parodyti, ištraukti iš to dėkliuko. Kažkaip labai baisu, kad pažeist galima.
bet tikrai labai gražus dirbinys. Stebuklinga, kad išliko ir niekas nepasisavino, kai iškraustė kišenės. Tai va, dar kartą ačiū Jums už pasidalinimą ir kad tuos daiktus, kurie ir Jūsų šeimai, ir mums iš tikrųjų labai brangus, atvežėt parodėt visiems. Labai, labai ačiū. Kartu su Jumis šiandien dar kartą išgyvename atradimo džiaugsmą. Ta nepakartojama jausmą, netikėtai sulaukus geros žinios. Kitoje laidoje leisimės į nuotykį. Archeologinius žvalgymus, kurių tikslas nustatyti Varčios mūšio vietą ir ją detaliai ištirti. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki susitikimų.